kažkas dar turit klausimų, kažkokių pretenzijų, klauskite dabar, nes paskui apvilioti labai praktiškai būna beviltiška. Būna viskas paskelbta ir žmogaus atimti prizą ten 1 centimetrą ar 2 tai yra būtų neteisinga ir marazmas. Todėl va ką aš jums paskelbsiu, bus praktiškai rezultatai galutiniai, ypač kas liečia penketuką. Dabar sakau, vėlgi, lydekų numerį nesakau, sakau bendrą ilgį. Viską sužinosite pas mus forume arba Facebook'e. Pradedu nuo 10 vietų. 10 vieta, tai yra komanda Extreme. Viktoras Černiukas, Skirmantas Kukaitis, jie pagavo 2,41 cm. Yra, Viktoras? Kiek lydekų pagavai? 4, va. Vėl aš priminsiu, apdovanota yra 5 komandos, 5, 4 yra labai simboliškai, 3, 2, 1 tai jau pasitarnavo. Vėl 9 vieta komanda Glan Aris. 9 место. Сколько щук поймали? 6. И общая длина 3 метра 26 сантиметров. Это неплохо. Если считать, что команда была около 40, то очень неплохо. Aštunta vieta. Daugkartinis mūsų prizininkas varžybų klubo Goankeč nariai Piotras ir Tomas, lydekų patrulis. Bendras ilgis 3,81 m, kiek lydekų? 5. 7 vieta, berods praeitų mūsų varžybų paskutinio Kauno prizininkai. Komanda Pontun 21, tai yra Arūnas Petriūnas ir Marek Svirbis. 59, kiek žuvų pagavot? 10 lydekų. 7 vieta. Kodėl? Tai yra aukštas rezultatas, bet lydekos buvo trumpos. 6 vieta. Nuolatiniai mūsų varžybų dalyviai dalyvauja visur ir visada labai malonu, gerbiami žmonės, sakyčiau taip. Komanda Zolota Raibka, tai yra Tomas Juknevičius, Saulius Juknevičius. 9. 6 vieta. Saulius taip, bet Tomas jis visą laiką dalyvauja, aš puikiai atsimenu ir žinau. 5 vieta. 5 vieta, vėlgi, malonu, tai yra klubo Goankeč nariai. Bendras ilgis 5 metrai 50 centimetrų. Ir komanda No Problemo. Arvydas Menčinskas, Darius Valentinavičius. Горько! Sveikinu Arvydą. Plaukit iš čia, ble, domėsiu blizgą nubės. 4 vieta. 4 vieta. Klubo nariai. Šiaip vienas klubo narys, tikrai vienas žadantis prisijungti. Bendras ilgis 5 metrai 56 centimetrai. Komanda Fast Pike. Valdas Sankauskas, Giedrius Paškevičius. Valdelė, kaip tu čia papuolė? Virtuvų varžybas neleis. Valdas. Valdas, su. Kartu. Kartu. Давай. Dėdavai pažadėjai šiais metais. Vien 300 toks. Vėlgi, dabar tai yra 3 vietos, kurios mūsų varžybose kiek fiderio, kiek spiningavimo, tai yra pagrindinės. Ir sutikite, kad tai, tos vietos, kur tikrai nusipelno ir prizų, ir taurių, ir medalių, ir viso kito. Vis dėlto, sakau, dalyvavo, aš negaliu pasakyti tiksliai, nes
buvo tokių, kurie ir šiandien tik prisiregistravo, buvo kas net važiavo, bet grubiai apie 40 komandų. Todėl paimti šitas 3 vietas šiandien yra garbinga, sutikite. Trečią vietą, vėlgi, aš noriu paminėti visą tai, ką matome ant stalo, tai yra mūsų rėmėjai. Puikiai pažįstame. Jau visiems matote, brandai galite įsigyti pas jos parduotuvėje, jeigu neįsigysit, kalbėkite, bendraukite, bus užsakyta, atvežta laiku ir aš tikiuosi už gerą kainą, jie moka bendrauti. Adresas, visi žino, kad jie persikėlė į Dubliną, į naują adresą iš Ašburno, niekam nereikia priminti. Vėlgi, taurės klubo, taurės medaliai klubo, prizai Dohu. Šiandien, taip. Trečią vietą. Vyko tarp trečios antros buvo intriga. Todėl, kad praktiškai pagautas tas pats lydekų skaičius, po 12 lydekų, skaičiavom, žiūrėjom kiekvieną centimetrą ir yra kaip yra. Vėlgi, trečią vietą, 12 lydekų, žinau, puikiai atsimenu, bendras ilgis 7,12 m. Laimonas Toškus, Nerijus Jankūnas, komanda. Neriu. Abdulai sekasi, stebi. Strėlelį. Zat medalį užkabinsim. Šiandien matė. Sveikinam trečią vietą, vėlgi. Tai dabar supratau, kad jos į trečią. Dabar vėlgi apie antrą vietą. Tai yra mūsų organizuojamas klubo berods, jeigu aš neklystu, nepasiklydau skaičiai 13 varžybos. Aš asmeniškai dalyvauju tik spiningavimo. Nu jau tokia mano natūra, atleiskit. Deividas dalyvauja visur. Beveik. Ir fiderių. Išdalinom keliasdešimt prizų, taurių, medalių. Silpni buvom, pripažįstu, kažkur kažką nedadarėm. Šiandien stengiamės, iš tikrųjų, iš visų jėgų. Ir buvo ir pasiruošta, buvo taktika, viską. Ir galbūt kažkas mūsų neįvertino iki galo. Sako, seniai, gauna kažkur. Tarpusavyje dviese nuvažiuoja po 20 lydekų. Bet šiandien įrodėm. Ir viso to yra įrodymas, jeigu kas turi klausimų, viskas pas mus kišenės. Taigi antroji vietoje 12 lydekų. Bendras ilgis 7,70 m. Andrius Bikelis, Deividas Firsovas. O komandos, kaip komandos? Teisybės žemė nėra. Nedaug. Trečia, nu kaip, skiriasi. Trečia, antra vieta skirtumas yra nemažas. Tai yra 58 cm. Tai nemažas. Bet vienodai žuvų skaičius. Vienodai viskas. Tiesiog mūsų žuvis buvo gerokai didesnis. Deividas pagavo didelį šiandien žuvis. Jūs niekada nedalyvaudavot. Paskui paminėsiu. Niekada nedalyvaudavau. Čia buvo paskutinėse nedalyvavom, nes valtis buvo. Tai čia palaukite, jūs pasiėmėte jo. Čia lietavo. Gerai, viskas tvarkoja. Aš noriu nuskriausti čempionų. Dabar vėlgi, klausykite. Visada būna, ne vieną kartą girdėjau, tarp kalbų, tarp kitko ir kas skaudų, tarp žmonių, su kuriais bendrauji, dažnai netgi kartais žvejoji, kad lygtai pasitaiko kažkokia neteisybė, kažką mes bandom apgauti, kažkas bando, kaip ir Piotro pavyzdžiui, ten kartais nieks nepadėgi, kad žmogus gali laimėti ten 2 varžybas, 1 vietą ar būt dažnai prizą. Aš jums pasakysiu vieną dalyką. Šiandien tie, kurie top 3 ruošiame šių varžybom. Aš žinau, komanda Nerijaus Laimono, mes ruošiamės. Ir čempionai, kuriuos dabar įvardysiu, jie padarė berods 5, 6 ar 7 treniruotės. Tai be galo daug. Ir sunkus darbas. Tai yra sunkus darbas.
O tokį ežerą apžvejokite, pažiūrėkite kiekvieną kamputį, parinkite masalus ir va tada va šnekėsim. Aišku, tie, kurie aš suprantu, atvažiavo, neturėjo galimybių daug kilometrų susukti, kad atvažiuot padaryti 2, 3, 4, 5 treniruotės yra sunku. Bet nu, mes visi gyvenam irgi, minimum 100 km ten, dauguma iš mūsų. Taigi, vėlgi, nusipelno, komanda, čempionai nusipelno. Vien dėl to, kad pagauta labai daug žuvų ir atotrukis nuo 2-3 vietos irgi įspūdingas, tai beveik 3 metai. Čia man tas tipo jau, ne? Pirmą vietą. Bendras ilgis, žuvų 17, atsimenu, puikiai, 17, pagalvokit, tai yra labai daug šiam metų laikui. Bendras ilgis 10 metrų 29 centimetrai, komanda Džekal Team, Rimantas Kondratskas, Mantas Ilickas, pirmą vietą. Penkios ar daugiau net treniruočių, sveikinu. Aš paslaugiu. Žinai, jūs atraugėlis. Sveikinu. Žuvis, aš žinau, 3 žuvis didžiausios, kurios Kuris daugiau iš jūsų pagavo? Matai? Kuris daugiau pagavo? Nesakykit, tai yra informacija, Draugystė, kuri draugystė. praktiškai neskelbiama, neprivaloma. Tradiciškai apdovanojama visą laiką didžiausia žuvis. Didžiausia žuvis apdovanojama. Aš žinau, šiandien buvo 3 didelės žuvis pagautos. Tai yra Piotro komandų berods Tomas, pagavo 95 cm. Pagavo vienas žmogus vienintelę žuvį, vieną. 1,2 m lydeka. Aš nežinau, čia turbūt nėra. Tu pagavai. Koks vardas? У тебя батарея уже. А кто словил из вас? Виталий словил вот щуку метр, извини. Я только хочу сказать, что одна из самых больших, это 1,2 метра, и единственное, больше не было еще, да? Но есть побольше. Didžiausia šio žuvis pasverta, nufotografuota, jinai aišku bus visur paskelbta viešai, neabejoju, ten žurnaluose, galbūt ne, tai interneto svetainėse. 1,4 metrų Deividas pagavo. 7,5 kg. Kodėl jūs išratos Specialus prizas Maramėjų, didžiausia žuvis. Buvai pačioj duobėj? Pirmoji, jisai pirmoji. Čia užtiltų iš karto? Jo, iškart užtiltų. Tai va tiek, principė, ką aš sakau, gal su nugalėtojus padarom bendrą čia va. Bendrai kabino, kur buvo tas antras didžiausias žuvis? Antra didžiausia. Виталий! Виталий! Слушай, от спонсора Патромаса тебе специальный приз за красивую большую щуку. Это была лотерея, лотерея. Я на них с Максом. Лотерея, пацаны.